startas nesigavo toks geras kaip pirmas. Po starto likau kažkur per vidurį, nes viena klaida startą, kita klaida šitam posūkį. Ir per aštriai pradėjau važiuoti turbūt. Greitai susirinkau gal per 2-3 ratus, vėl važiavau pirmas, lyderiavau visas varžybas ir kai vyko 2 ratai, jau jėgos ap mane pradėjo apleidinėti dėl to, kad pačioje pradžioje labai stipriai aštriai važiavau. Ir yra kaip yra vienodai tas su kolega, bet atranziavimas jau geresnis. Žiauriai sunku ir žiauriai gera ir malonu. Kai ta tik tai praktiškai šiemet sugrįžom po senų varžybų, prieš 8-9 metus nevažiavęs, jau sugalvojam ant senatvės. Vieną dieną nebenori atrodo. Tada jau kai varžybų dien būna, nebenori žiauriai. Iki starto linijos, tik šlapavans nugriūn, viskas, tad jau tada jau akis didelis ir čia. Jaučiamės gerai, palyginus labai blogai, nes vakar biškį turėjom smulką akcidentą, susitraumau riešą. Iš visų jėgų važiavom, aš iš visų jėgų tiesiog rankas nelaiko, fiziškai pasiruošęs, bet tiesiog rankas nelaiko ir tiesiog atfinišavom. Planai yra tokie, kad 4 etapus pasaulio planuojam važiuoti, čia Baltijos šalyse, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija. Toks yra planas, bet, tikiuosi įvykdyti tą planą, matysim, kaip toliau.